Kol tu miegi, laikas eina. Kol tu valgai, laikas eina. Kol tu galvoji, kaip uždirbti pinigus, laikas eina. Metai praeina kaip mėnuo, mėnuo kaip savaitė, savaitė kaip diena, diena kaip valanda, o valanda kaip minutė. Tai reiškia, kad tavo laikas prabėga ir niekada nebegrįš. Laikas – tai pagrindinė mūsų gyvenimo valiuta. Kol tu galvoji apie riziką, kažkas rizikuoja ir pasiekia sėkmę. Kol tu galvoji apie sprendimo priėmimą, kažkas jau priėma sprendimą ir pasiekia savo rezultatą. Kol tu skaitai menkavertę literatūrą, kažkas skaito vertingas knygas ir tobulėja. Kol tu užsiemi menkavertę veiklą, kažkas daro kai ką vertingą. Kiekvieną dieną kai kurie žmonės tave gali nuvilti. Pamiršk juos, neimk to giliai į širdį. Dėmesys užstrigęs galvojant apie tau nepatinkančius, neleidžia tau galvoti apie naudingus dalykus. Kiekvieną dieną tu gali susidurti su nauja problema. Būk stiprus. Kiekvieną dieną tave gali aplankyti mintis apie didelius pinigus. Nedrausk savo to. Nedrausk savo apie tai galvoti. Kiekvieną dieną tau gali tekti bendrauti su nereikšmingais žmonėmis ir su reikšmingais. Net jei žmogus bus apdriskas, bendrauk su visais ir taip tu pažinsi asmenybės. Laiko niekada nesusigrąžinsi ir tu netgi nežinai, kiek jo turi. Nerizikuosi šiandien, liksi nieko nepešęs rytoj. Mes turime ką prarasti. O kiekviena diena gali atnešti tai, kas pakeis tavo gyvenimą į gerą. Tai, kas padės tau tapti sėkmingu, tik tavo rankose. Kitų žmonių nuomonė kartais tau gali būti naudinga, bet nesileisk išmušamas iš vėžių tos iliuzijos, kuri tau pateikiama su tuščiais pažadais. Apie žmogų byloja jo darbai. Aš visą tai supratau, kai man buvo 28 ir tikiuosi, kad tu visą tai suprasi žymiai anksčiau. Sėkmės tau, mano draugė.